Labas rytas, pasiekėm Meksiką, Kosto Maja uostą. Dabar 7 valandos ryto pas mus, iš laivo išleidinės, turbūt 8. Ką staigiai užkandam pusrytukus, išgeriam kavos. Va, pasiėmiau tokius pusrytukus. Nors sode garsai paukščių yra dirbtiniai, bet paukščiukas meksikietiškas, gal skridukotus slepiesi. Nepamėjau. Kosta Maja. Meksikonai. Frida, Meksikos ikona. Kai toks didelis laivas, kaip lemba, taip lengva vieniem nuo kitų pasimesti. Iš tikrųjų, Tomas Ugnė išėjo atskirai ir vos nepraradom dabar išvažiavimą, nes neaišku, nei kaip jie nuėjo, nei kur mes laukiam, sako, mūsų audinius išvažiavo. Tai dabar mūsų audina į kitą, kad neprarastume ekskursijos. Thank you very much. Vienu žodžiu, laivas didelis, iš tikrųjų klaidus, jeigu tikrai truputėlį vieni nuo kitų atsiliekam, tai paskui susiras sudėtinga labai. Never mind reading the tequila presentation, the same way. Okay? Thank you very much. Welcome. This tour, guys, if you are coming to another country, please to share the reality of tequila. In Mexico, we will not drink lemon or salt once we drink tequila. We will need to do basically every bottles before or after drink tequila shot. Like before, for example, put the shot in the table, drink it, and after to drink the shot like. So, right here is not. That's why we shake. But in between, I will explain about the Mayan expanded tour. But you will learn something new today, and thank you very much for listening to this tour. You guys will learn how to write Mayan numbers. Mayan was a civilization that not only symbols, we are using 0 to 9. Mayans are using this trick, but it shows you have to have a value. Kadangi Meksika yra tekilos tėvynė, tai pirmoji mūsų ekskursija yra ragauti, degustuoti meksikietišką tekilą. Okay. Turistynas atidirbtas vienai grupiai pasakoja, kitai grupiai pasakoja, autobusas po autobuso. Konvejeris eina. Tokia aš įsivaizduoju, čia kaip stikliukas bus tekilai ragauti. Pažiūrėkit, kiek tekilos rūgščių, net yra su kava, su passion fruit, su watermelon, man atrodo, labai daug. Kalba tai jų priklauso nuo išlaikymų. Kuo šviesesnis, tuo mažesnis išlaikymas. Ta, kuri iš tikrųjų geria. Kažkada tekilą tikrai mėgdavau. Ir dabar skanu. Da daug negalima karštis, reikėjo odlėra, gali visas šarabanai. Dar duoda. Dar duoda ir aš noriu ragauti. Thank you. Ta, ką mes perkam parduotuvėse, tai iš vis nėra tekila. Ir tekila yra tada, kai jinai padaryta 100% iš agavos. Toliau. O, žiūrėkit, čia margarita. Prisigersim. Thank you. Čia, žinokite, su blizgučiais, nežinau, ar matosi, bet toksai su blizgučiais, o skonis koks. Va, sakė, ant saulės traukti. Matas? Nežinau, ar matos matysim. Jo, matos. Nu ką, kitą. Pirmas. Vynas kokteiliukas, bet taip skanu.
Šituo jau nesidalinsiu su nieko. Turistinė masovkė, suvenyrai ir va čia pardavinėja tekilą. Traukia tiesioginė to žodžių prasme iš po prekystalio. Tokiais spalvingais bagiais vežioja po salą tie, kurie nori individualiai važinėti. Faini tokie. Va, žiūrėkit. 4viečiai bagiukai. Žiūrėkit, kaip ananasai auga. Važiavom, žiūrėkit kokie faini meksikietiški stogai. Mala, ten tas gidas anglų kalba, bet labai su dialektu dideliu ir aš taip anglų kalbą sunkiai suprantu, kai taip malo dar dialektas nelabai suprantu, bet mes čia kažkur, nežinau kur atvažiavom, turėjom link piramidžių, bet pasižiūrim, kur čia mes esam. You come back to the Mayan world, or even right now, or let's talk about something as well. Don't let nobody please sells you the Aztec calendar like the Mayan calendar. Two different things, measuring exactly the same thing. The cycle of the sun. And the Aztecs can see Tonatiuh as the sun. The most important thing, the provider of life. North, south, east, west, the four directions. Spring, summer, fall, winter, the four seasons. If we divide it in two, we can see the seasons, but also the year 365 as a cycle. But if I talk about Aztecs, it will be like a week talking about, so we don't have that time right now. Mayan calendar. Stay there, please. The carrier of the time. The most important thing to the Mayans. I show you the cycle 1 to 20, the month, hour, body, 20 days. This one, the blue circle, is the 260 days calendar. 13 joints times 20 fingers, 260. Same way that we can measure it in the nature. Pregnancy cycle, and when we, before we been conquered for Spaniards, we used to have in Mexico a type of corn that took around 9 months to grow big enough we can eat. So that's why the pregnancy cycle and the corn cycle is related completely. And you want me to take a pic of you? Don't be shy, for sure I'll be more than happy. 1942 metais viena kovų šeima galvojo, kad čia yra tiesiog paprastos kalvos, nes buvo apžėlę, apaugę medžiais ir jos pradėjo čia auginti kukurūzus, net buvo įsikūrusi gyventi, kai po 30 metų jų čia gyvenimo archeologai atrado, kad tai yra šventyklos. Išvalė apvalė ir va gavosi tokios šventyklos, tokie griuvėsiai. Iš tikrųjų mes kaip kalbam apie majus, kaip apie išnykusią civilizaciją, iš tikrųjų visi čia vietiniai gyventojai, tikrai didžioji dauguma yra jų tikrieji palikuoniai. Ir net 800 000 vietinių šių regionų žmonių dar vis kalba majų kalba. Ir Majai vieni žemiausių žmonių pasaulyje. Iš tikrųjų, va, jeigu pažiūrėti, va. 1,60 m vyrų tai yra pakankamai aukštas ūgis. Ir iš tikrųjų atkreipkite dėmesį į jų veidus, tai jie visiškai tokie patys kaip jų protėviai majai, kurie statė piramides prieš 2000 metų.
važiavom į Žydrąją lagūną. Eisim pažiūrėti, kiek jinai žydra. Bet čia tipo labai gražūs paplūdimiai. Keliaujam. Gražu čia visai, ne? Ne taip, kai važiavom, žiūrėjom per langą. Čia augalai labai gražus. Ir mačiau vandens spalva tikrai nereali. Ir suprantu, kodėl meksikiečius irgi vadina manjana, taip kaip ispanus. Va jie čia taip gyvena, niekur neskuba, sėdi namuose, sėdi kažkur be jokių tokių didelių tikrai skubėjimų. Laikrodžius nešioja turbūt tik labiau dėl puošmenos, o ne tam, kad pagal laiką gyventi. Pažiūrėkit, kaip gražu. Laikas sustojęs visiškai čia šituose regionuose. This way, please, everybody. Welcome to Cora's Place, an Airbnb where we can chill the rest of our tour. We need to be ready. Pasiruošę turistam. Labai gražu. Maistas įskaičiuotas. Gėrimus reikės dasipirkti. Va čia toks rezortas, jį galima įsinuomoti ir atvažiuoti tiesiog pailsėti. Sakė kainas, aš žinokit, nelabai supratau. Taip netaisyklingai šneka iš anglų, kaip nelabai mokėtoje. Žiūrėkit, kaip gražu. Tai aš pasiaiškinsiu, parašysiu, kiek čia kainuoja para atvažiuoti pailsėti. Va. Galima šokinėti nuo šitų. Ir nuo pirmo, ir nuo antro aukšto. Leidimas duotas. Kaip jums vaizdelis nuo gulto. Paradise. Virtuvė, kuri mus maitins. Nu, kažkas nerealaus. Va, draugelis. Saulė biškai pasislėpusi, bet labai šilta. Žmonės maudosi, eisiu ir aš. Ir įsivaizduokit, Meksikoje dabar yra žiema. Gerai, o būtų Lietuvai tokios žiemos, ne? Biškai kepurę reikia laikyti, nes vėjas plėšia. Bet Ani, žinai, kaip galvoju, greitai šokom iš karto jaką varom, nes laiko nebus ir dar pasims kiti. O tu nenori iš karto jaką? O aš biškoti, kad lietus nebus. Iš tikrųjų, tai kaip ir visur veikia, visur daro viską marketingas ir pinigai. Ir šiaip tai čia šitoj vietoje yra vienas gražiausių koralinių rifų ir kas nori, tarkim, snurfinti, tai labai yra gražu, bet kadangi važiavom su gidu ir turistinė grupe, tai atvežė į savo vietą, kad pasipinigauti ir čia to rifo nėra. Gražu labai instagramiška. Bet norėjausi ir pamatyti už rytoj, man atrodo, mes irgi plauksim į kitą, irgi turbūt Meksikos salą. Na, bet dabar į Hondūrą ar į Meksiką susimaišiau. Tai vienu žodžiu, ten yra pats geriausias pasaulyje koralinis rifas su daug labai žuvyčių. Bet tas koralinis rifas esantis iš tikrųjų labai sulaiko bangas, kad ir kaip, tarkim, vėjuota būtų. Vanduo praktiškai kaip stiklas būna šiandien, tai to vėjo daug ir lijo dabar čia tik nestipriai, bet nulijo, nes kadangi žiemo šiaip tai kaip ežere praktiškai vanduo bangų nebūna.
Nu va, kas norit, galite atlėkti 6 žmonėm 250 eurų už naktį. Kaip panašu lietuvišką gėliuką, tik matot koks dydis. Va, žiūrėkit, žiema. Ateina debesis ir panašu, žiūrėkit, kad lyja. Ir gerokai išvažinėm, bet kai temsta. Konkrečiai. Grinai pila. Nu, bet mes jau spėjom pasimaudyti, išvažiuojam. Žiūrėkit, kokia spalva graži. Čia tai įprasta tokia Meksika, Meksikos kaimai, bet irgi savotiškai gražu. Atrodo toks kaip ir skurdas, bet vis tiek savo žavesį tokį turi. Žodžiu, kaip priklauso, kai vyko turistinis apsipirkimas, autobuse atėjo žmonės, pardavinėjo pasėmimo maišelį mangų $3. Labai skanus, labai išmokė, labai didžiuliai. Jį labai skanus. Ir ananasus pardavinėjo, ir frutus kažkaip mango pasėmėjo, nes mango yra tokiam tikrai saldainiukų, bet ne Lietuvoje būna, bet juos nusikaudyti labai sunku prie tų kaulų prilipę, o čia viskas padaryta, tik valgyti. Tai ir valgau. Autobusas labai ūžiai, tad nesigirdi, ką aš kalbu, tai užkalbu ant viršaus. Norėjau papasakoti apie tai, kad Meksikoje daugiausiai yra tokie kompleksai tų piramidžių, kur mes buvom, tai jos tokios pavienės, po vieną ir nėra tų tokių kompleksų, kad sudarytų kažkokią tai grupę piramidžių. Ir jos pastatytos yra taip, su tokiais mažais, siaurais laipteliais, kad kilti į viršų. Ir kai tu kyli į viršų, varodau, kaip yra tie laipteliai, kai tu kyli į viršų, tai tarsi visą laiką atsisukęs į dievybę, į šventenybę, bet kad tu leistumėsi irgi dėtum tas kojas būtent va tokią poziciją, tu visą laiką būsi atsisukęs ir neatsuksi niekada nugaros dievam ir šventenybėm. Vat būtent taip jau sukonstruotų. Uostas įbėgdama aš nenufilmavau, nes labai vėlavom, pasimetę vieni nuo kitų buvom. Pats uostas turistinis ir padarytas žiauriai gražiai ir matot, kaip skiriasi nuo taip, kaip gyvena iš tikrųjų meksikiečiai ir kokia iš tikrųjų yra Meksika. O čia viskas taip sutvarkyta, kad miela malonu. Ten, kur turistam, ten viskas gražu. Pritaikyta turistam, sukuria tokią gražią vizitinę kortelę Meksikos. Tai čia kažkur turėtų būti flamingai. Jie čia yra auginami ir labai puošia visą aplinką ir žavi turistus. Tai aš nežinau, dar kur einu ieškoti. Smėliukas koks supiltas, puikus, gražus. Pats uosto krantas tai yra uolėtas. O čia matomai atvežta yra. Čia ta vieta, jeigu netyčia netiktų meksikietiškas maistas. Tualetai kokie faini. Šiaip tai labai gražu. Bariukai tokie. Mano visas jaunimas iš tikrųjų biškelį liko nusivylę. Šitą ekskursiją, nes iš tikrųjų tokia vieta graži tenai buvo, bet iš esmės skurdi buvo ta ekskursija. Vienu žodžiu tokie pavargę, nusivylę, iškart išėjo laivą. Aš dar nusprendžiau kažkiek tai čia pafilmuoti ir man čia, pavyzdžiui, šitose vietose tai labai gražu. Aišku, kaip sakyti, turistiška labai.
mažas kurortas toksai. Pasiruošta neblogai turistam, tikrai labai. Tai tik eurai. Pažiūrėsiu, kas čia vyksta. Nesuprasi. Pažiūrėk. Visokiausi spa. Nu, labai turistiška, labai gražu. Labai instagramiška, galiu pasakyti. Tikro matot, kaip skiriasi vietinis gyvenimas nuo turistinio. Labai stipriai. Net labai stipriai. ¡Arriba Perú! Radau iguanų, neradau flamingų, bet radau kitų gražių dalykų. Kiek jūros šiukšlių prinešta, gal dėl to, kad ne sezonas, žiauriai, kalnai. Kas tingia eiti į laivą, tai juos nuveža. O mes eisim, varykim žingsnius. Tos gelbėjimusi valtis, kur šonu jums iš arti filmavau. Tai ačiū, kad buvote su manimi Kosta Majoj. Būtinai įsiskraibinkit, kad gautumėt pranešimus apie naujus išėjusius video. Tai paspauskite laiką šito video ir pasidalinkit su draugais. Galbūt ir jiem bus įdomu pažiūrėti Kosta Majoj, o galbūt kažkas įsivilios atvykti čia. Ačiū, kad žiūrėjote, iki malonaus, iki pasimatymo.